Labą dieną, gerbimi moksleiviai. Šiandieną mokysimės kurti žaidimą. Aš jums parodysiu, koks šitas žaidimas, kaip atrodo. Dabar darau filmuką jums, kad jūs, kurie nesuspėjot ar kažką, tai galėtumėt pamatyti. Žaidimas atrodo su PowerPointu šitaip. Mes turime tokį labirinto žaidimą. Pirmoji skaidrė su mygtuku, antroji skaidrė yra su labirintu. Turi būti su pelytė, turi praeiti nepaliesdamas jokių veikėjų, tai ir sienos negalima paliesti, sakykime, šiuo atveju liūto, ir taip išeiti, va čia išeiti galima, ne? Bet jeigu palieti, tada turi gražinti į trečią skaidrę ir į ketvirtą. Dabar kaip tai daroma, aš dabar parodysiu, kaip tai daroma, jungiu naują skaidrę ir dabar demonstruoju, kaip tai daroma. Tai pirmiausia, reikia susikurti 4 lapus. 1, 2, 3, 4 lapai. Tai dabar, čia aišku labai grožį galim padaryti, kaip matėte pas mane pavaizduota, paveiksliuką įdėti visą kitą, bet aš dabar tik tai techninę pusę aiškinu. Jūs esate daug gabesni ir jūs patys sukursit viską. Taigi, pradėk žaidimą. Pradėk žaidimą. Pradėk žaidimą. Toliau mes mygtuką turim susikurti. Mygtukai susikurti reikia įterpimą spausti. Spaudžiame figūros ir susirandame kažkokią mygtuką. Tai mygtuką galim pasimti ir kryptį. Va, pasimam kryptį. Ir brėžiame čia pačioj kryptis. Taip, turime, ne? Ir dabar tam mygtukui mes priskirkime savybę, kad jinai atidarytų į antrą skaidrę. Tai paimam su dešiniu pilies klavišu, įsirenkam Hypersaitas, vieta šiame dokumente ir pasirenkam antrą skaidrę. Va, turim antrą skaidrę. Dabar antroji skaidrėje mes turime plytą padaryti to, reiškia, mūsų žaidimo, reiškia, turime vieną plytą nors padaryti. Taigi, įterpimas, pasimam vieną iš stačiakampių, brėžime, pasidarome, kad jinai panašu būtų į plytą kažkur, tai ne, va, ir mes darysime jam savybę, kad jisai reaguotų, kada pelė užeis ant tos plytos, kad jis sureaguotų ir permestų mumis į trečią skaidrę. Kaip tai daroma? Taip, nuo pažymėtą plytą, nueinam į terpimas, nueiname į veiksmas, pasirenkam, kad pelė užeitų ant, reiškia, plytos, o ne paspaudus, kad tik tai užeitų. Va, užeiname, va šitą pasirenkame, Hypersaitas ir nurodome į paskesnę, arba geriau aš siūlyčiau, kad tiksliai nurodyti skaidrės numerį. Tai konkrečiai čia būtų trečia skaidrė. Va, trečia skaidrė, įspaudžiam gerai. Pasitikrinam, ar viskas čia gerai dirba, tai F5, mes paspaudžiame mygtuką, paspaudžiame ir išeina viskas gerai. Taip, mes viską turime, dabar čia trečioje skaidrėje parašome blogai, ketvirtoje skaidrėje parašom, kad gerai. Dabar tokie primityvų padarysiu, reiškia, labirintą, kopijuodamas, o jūs, aišku, daug gražesnį padarysite ir protingesnį. Taigi, pasiemu aš va. Labirinto vieną sieną, toliau pasiemu kitą sieną ir pasirenku trečią sieną. Na, čia taip, sakykime, paprastai primityviai. Dabar uždarau visas kitas sienas, va, tai mes čia pabandykime šitaip pasiversti, kad užsidarytų, va, sakykime šitaip. Nu, viskai, kad čia dar galėtų praeiti kažkas, tai kad realu, kad žaidėjas galėtų ir sužaisti, kad jis normaliai galėtų. Nu ir čia uždarome. Čia uždarome, apsiverčiame labirinto sieną, padarome. Ir čia uždarome, tokį uždarimo čia atidarome.
kad įeiti būtų galima, ne? Kažkoks tavo toks paprastas labirintas, visa kita. Dabar, kad čia įeina pelytė, tai pranešama viskas, ar atsimuš ar neatsimuš. Bet, reiškia, bet kaip va čia, kad praneštų, kad jūs pakliuvote ir kad praėjot viską. Taigi reikia vėl sukurti figūrą, pasimti figūrą, siūlyčiau apskritimą, bet gali būti ir kvadratukas. Ir jisai turi būti tilpti va šitą takelį ant pačio pagrindo, bet nelies sienelių. Dabar jį padarome, jam veiksmą priskiriame, tai vėl su veiksmu, paėmėm pelės užvedimas, hipersaitas ir nurodome, kad jis eina į ketvirtą skaidrę, į ketvirtą, į ketvirtą skaidrę ir į ketvirtą, kur yra labai gerai, ne? Kur gerai. Jis spaudžiame gerai. Dabar šitas, kad nesimatytų rutuliukas, tai 2 kartus paspaudžiame, nueiname į savybės ir uždedam permatomą, kad jis nesimatytų. Dabar kaip žaidimas kaip ir baigtas, dabar pabandom sužaisti tą žaidimą. Tai aš čia pakelsiu ir pabandysiu sužaisti. Tai F5, paspaudžiu mygtuką, labirintas pas mane yra, aš einu ir atsimušiu sieną, tyčia dabar atsimušu. Op, ir blogai perėjo. Liuks, reiškia blogai dirba. Gerai, dabar noriu pažiūrėti, kaip gerai dirbs, reiškia pats labirintas. Spaudžiu vėl F5, spaudžiu mygtuką, spaudžiu praėjimą, visą stengiuosi praeiti viską teisingai, neatsimušdamas, neatsimušu ir bandau per takelį išeiti. Opa, ir gerai. Man pavyko, šaunuoliai, dėkui ir filmas baigtas, dėkui, kad žiūrėjote.